Sugalvojau sukurti filmuką apie tai, kaip HTX valdymo pultą suprogramuoti ir naudoti su išmetamu sklandytuvu, taip vadinamu DLG sklandytuvu. Mintis kilo dėl to, kad pats esu visiškas naujokas, čia yra tik antras mano sklandytuvas, o pirmasis tai buvo daugiau toks pažintinis išputos žaislas. Tai ten net programavimo daug nedariau ir jo nebuvo, o čia jau toks įžanginis, nebrangus, bet jau galintis viską įgyvendinti ir kuriam reikia pilnaverčio programavimo. Tai reikėjo labai daug video peržiūrėti, labai daug temų forumuose perskaityti, kol atsirado bendras suvokimas, ką ir kaip daryti. Tai pasidalinsiu ir tikiuosi, jums bus lengviau savo pirmąjį modelį susikonfigūruoti. Tuo tikslu savo sukurtą ir suprogramuotą modelį įkelsiu aprašyme, failą galėsit parsisiųsti ir įsikelti į savo pultą. Taip pat ten, jeigu bus daugiau video šią tematiką, tai rasit grojaraštį su visais video. Ir video pats, taip numanau, gausis gana ilgas, tai sukursiu turinį. Tai turinys bus aprašyme, o taip pat jisai visada matomas laiko juostoj video apačioj, tai manau bus lengva naviguoti. O pradėti viską reikėtų matomai nuo principų, ne nuo pačio pulto. Apie iš rankos išmetamus sklandytuvus. Sklandytuvo išmetimą galima ir skrydį suskirstyti į tokias pagrindinės fazes. Mums jas reikia žinoti, kad po to lengviau susikalbėtume, kai pačiam pulte rodysiu visas funkcijas. Tai išmetimas, kai jau išmeta modelį, yra jo pasukimas vertikaliai į viršų, tada kilimas iki viršutinio taško ir tada jau skrydis. Skrydis gali būti skirtingų režimų. Tai truputį apie kiekvieną iš šių fazių, ką išmokau interneto platybėse ir jau šį pirmąjį sezoną pabandžiau. Tai išmesti visada rekomenduoja visi tiesiai į horizontą ir stengtis neišsiugdyti blogo ir klaidingo įpročio pačiam metimo metu kreipti modelį į viršų. Dėl kelių priežasčių. Tai pirma, žmogus mesdamas tiesiai į horizontą gali sukurti žymiai stipresnę, didesnę jėgą ir stipriau sviest modelį, o jeigu jisai sviestų įstrižai, tai tas įstrižas momentas įtraukia daugiau raumenų, jie kitaip dirba ir neįmanoma išvystyti tokios didelės jėgos. Tai yra toks bendra nuostata ir supratimas, kad sviesti reikia tiesiai į horizontą. Antra priežastis dar ir dėl to, kad neužkabintumėt uodegą ar sparno galiuku žemės. Ir trečia priežastis, tai jau kai įprasit mėtyti ir mėtysit labai didelę jėgą, tai jeigu jį kreipsit ranka į viršų, tai visada kaip kokį sraigtą sparną suksit. Ir sparnas pastoviai bereikalingai bus veikiamas sukimo jėgos ir žalojamas. Tai bendra nuostata yra mesti tiesiai į horizontą ir išmetus pulto pagalba ir vairų plokštumų pagalba jį nukreipti aukštyn. Ir čia labai tokia sukta vieta, nes per savo pirmus mėtymus aš pajutau, kad man išmest modelį ir sėkmingai jį paleist yra nepalyginamai paprasčiau, kai aš jį tiesiog sviedžiu į viršų. O bandyti save sukontroliuoti, mesti į horizontą, tada pulto pagalba kreipt aukštyn, man buvo daug sunkiau ir tikrai reikėjo dėti pastangų,
save kontroliuoti. Pats pasukimas vykdomas momentiniu mygtuku, nes tai yra labai trumpa fazė. Akimirka, 2-3 ir jau reikia atleisti mygtuką. Kilimas yra išskirtinis tuo, kad lėktuvo sparnas, sklandytuvo sparnas yra sukonfigūruojamas į neutralią padėtį, kad visiškai nekurtų keliamosios jėgos. Tai reiškia, sklandytuvas šitoj fazėj turi veikti kaip kokia strėlytė dartų, kaip raketa. Jis visiškai turi be jokios keliamosios jėgos skristi tiesia trajektorija. Ir viršui pakilus, jį įvedam į skrydžio padėtį ir pasirenkam norimą skrydžio režimą. Klasikiniai DLG sklandytuvai savo aprašymuose turi nurodytas startinės vertes ir šitas Mini Dart 2 sklandytuvas, tai čia yra Mini Dart 2 iš Soaring Models. Iš Soaring Models, tai vat gamintojas yra nurodęs visas vertes. Tai yra launch mode, tai kilimo fazėj, kad sparnas būtų neutralus, eleronai turi būti 1 milimetrą pakelti į viršų. 1 milimetras. Ir matot, kokios vertės. Milimetras, 2 milimetrai. Tai gan precizinis gaunasi modelizmas, jau nėra toks putinuko tep-lep karštais klijais ir valio. Normalus skrydis 2 milimetrai žemyn. Cruise režimas tai toks specifinis režimas, kurio tikslas nukeliauti maksimalų atstumą, prarandant mažiausiai aukščio. Tai 0 mm, o jeigu randat termiką, tai jau priklausomai nuo jo dydžio gali skirtis, kiek abu eleronai turi būti nulenkti žemyn. Kada išjungt modelį iš šios fazės į skrydžio, galima dvejopai. Galima arba daryti mygtuku, tai yra pats modelistas, pilotas, kai jau mato, kad modelis pasiekia galutinį tašką, išjungia, arba daro pagal savo metimo jėgą kažkokį tai laiką, konstantą, kas meta labai stipriai ir aukštai kyla 3 gali sekundės, gal ir daugiau, kas labai silpnai meta pradinukai 1-2 sekundės. Pamėtęs vasarą supratau, kad realiai teisingesnis ir protingesnis variantas yra daryti su taimeriu, kur šita fazė yra išjungiama automatiškai ir man nereikia sukti galvos, nes aš dar tik mokinuosi, man tenai sekundės dalys anksčiau ar vėliau tas režimas bus išjungtas, didelės įtakos neturi. Baigiau sezoną skraidydamas vien tik su laikmačio taimeriniu variantu. Tai dabar trumpai apibendrinsiu taimerinį. Tai išmetu tiesiai ir momentiniu mygtuku išvedu į vertikalų kilimą, tada 2 sekundės jisai būna paleidimo režime ir po 2 sekundžių pereina į vieną iš 3 skrydžio režimų, į tą, kuris buvo. Tai dar pabandysiu parodyti tą patį čia prie kameros. Tai atkreipkite dėmesį, kada keičiu režimus, keičiasi kiekis, į apačią nulinksta. Keičiam, kitaip sakant, sparno profilį tam tikrą prasme ir taip keičiam keliamąją jėgą. Tai išmetu modelį į orą ir vos tik pirštai paleidžia sparno galiuką, paspaudžiu rotacijos mygtuką, pasukimo mygtuką, kad modelis pradėtų kilti į viršų. Tai kol aš jį laikau paspaudęs,
suveikia aukščio vairas, kad modelį suktų į viršų ir į viršų pakyla eleronai, kad sparnas įgautų neutralią kėlimo jėgą ir pats visas modelis veiktų kaip strėlytė, kaip raketa. Kai modelis nukrypsta į viršų, atleidžiu pirštą, vairas aukščio grįš į neutralią padėtį, o eleronai dar 2 sekundės bus pakilimo fazėj. Ir dabar po pakilimo grįžtam į tą poziciją, kuri buvo nustatyta. Kaip pavyzdys galiu pakartoti normalus skrydis. 2 mm nuleisti eleronai. Paleidžiu modelį, pasuku jį, atleidžiu, jis dar kyla ir pereina į paliktą mano skrydžio režimą. Kai modelis leidžiasi žemyn, aš jį stabdau gazos virtele. Kuo aukščiau keliu, abu eleronai simetriškai leidžiasi žemyn, stabdo modelį, o kad pats modelis nepradėtų riestis į viršų, dar įmiksuotas ir aukščio vairas, kad uodegą koreguotų ir jį tramdytų nosim žemyn. Ir gaunasi toks gražus sulėtėjimas, sustojimas.